Goda, labą dieną. Labas. Labai džiaugiuosi, kad jūs mus priėmėte į svečius ir norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs prisistatytumėt. Ką jūs veikiat šiai dienai grožio srityje, kokias procedūras atliekate? Esu Goda Randakevičiūtė, esu gydytoja, savo darbe specializuojuosi aknės srityje pagrinde, tai yra mano turbūt vienas iš mėgstamiausių darbų, taip galbūt labiausiai galima jaustis, kad prisidedi prie paciento kažkokios gerovės gerinimo. Taip pat, žinoma, padedu susitvarkyti su postakne, tai randeliais likusiais po aknės, hiperpigmentacija būtent taip pat su kapiliarais dirbu, kuparozėm, dehidratacijom odos, pertekliniu odos riebalavimusi taip pat, dermatitais tais pačiais, dirbu taip pat ir su kūno oda, ne tik su veido oda, tai kas liečia tiek strijas, tiek kažkokius randus kūno srityje, taip pat ir su plaukotosios dalies problemam, tai iš esmės su daug. Jūsų klientas yra labai platus, ta prasme, turintis daug estetinių problemų, gali visada kreiptis į jūs ir jūs parinksite tinkamą procedūrą, padėsite jam išspręsti jo estetinę problemą. Tikrai taip. Goda, jūs esate Sveikatos ir grožio akademijos absolventė. Pasidalinkite, prašau, savo patirtimi. Studijų metu, ką jūs gavote, kokias žinias gavote, ar tai jums padėjo integruotis į darbo rinką ir tapti tikrai sėkmingą specialistę? Ačiū labai už komplimentus. Tikrai padėjo ir net labai padėjo, nes realiai tai buvo mano viso ko pradžia. Iš karto po akademijos baigimo dirbti nepradėjau, nes man pasirodė, kad kuo daugiau mokaisi, tuo daugiau klausimų atsiranda ir kuo daugiau žinai, tai atrodo, tuo daugiau nežinai. Bet aišku, mokiausi ir papildomai daug daugiau, bet jeigu ne Sveikatos ir grožio akademija, tai net nebūčiau turbūt pradėjus to daryti, nes Sveikatos grožio akademija man davė visą pamatą. Tai tikrai ir tas supratimas yra apie tas pačias rūgštis, kuriuo aš taip visą laiką labai bijodavau ir man tai atrodydavo, kad gal kažkaip be tų rūgščių įmanoma apsieiti, tai neįmanoma. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Tai tikrai, tai aišku, davė žinias, davė supratimą, užgrūdino. Nes buvo visko. Buvo visko, ja, tai tikrai tik geriausi atsiliepimai ir manau, kad labai pasisekė man, kad spėjau tą traukinį. Tai labai džiaugiamės, kad jūs tikrai gavote žinių, kad ir iki šios dienos taikote ir išgaunate tikrai puikius rezultatus, nes socierdvėje dažnai tenka matyti jūsų darbus, jūsų laimingus klientus, pacientus. Tai džiaugiamės, kad mes prisidėjome prie Lietuvos žmonių turinčių estetinės problemą gerovės. Aš irgi džiaugiuosi. Goda, pasidalinkite, prašau, savo studijų įspūdžiais. Ką jūs rekomenduotumėt, ką jūs palinkėtumėt būsimiems Sveikatos ir grožio akademijos studentams? Palinkėčiau kantrybės, žinoti, kur eini, nes reikalinga tikrai labai daug žinių. Ir ne tik žinių, bet ir tam tikro charakterio šitoj srityje. Tai negalvoti, kad ateisi čia, mokymukai ir einu ir darau, nes padaryti galima labai greitai, o atitaisyti yra sudėtinga. Tai aš galbūt ir palinkėčiau žinot, ką darai, kodėl, dėl ko tu tai darai ir mokytis ir būti žingeidiem, kaip visą laiką Rūta sakydavo, žingeidumo linkėdavo. Tai to ir palinkėčiau. Smagu. Dėkoju Jums labai už palinkėjimą. 2024 metais Sveikatos ir grožio akademijai sukanka 10 metų. Mes turime labai gražų jubiliejų. Sakykite, prašau, ką jūs galėtumėt palinkėti Sveikatos ir grožio akademijai? Ilgų metų, dar 10-20 metų, nuostabių studentų ir kad ilgai gyvuotumėt
Čia yra labai svarbu. Mes linkime jums didžiausios sėkmės, gausos ir svarbiausia, Goda, kad jūs nesustotumėte tobulėti ir augti. Nes tobulumui nėra ribų, į rinką ateina vis daugiau naujienų, naujų galimybių grožio srities specialistams. Tai linkime, kad šita sritis visada jūs kerėtų ir skatintų judėti pirmin.